Automobilio elektronikai prižiūrėti ir remontuoti reikia kvalifikuotų specialistų, galinčių diagnozuoti automobilių techninę būklę ir šalinti gedimus naujausią įrangą tiek didelėse remonto įmonėse, tiek smulkiose, privačiose automobilių garažuose. Šiaulių valstybinė kolegija – vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių regione, rengianti autotransporto elektronikos specialistus. Studijos trunka 3 metus dieninę formą ir 4 metus ištęstinę formą. Šios studijų programos studentai dirba su naujausia, modernia diagnostikos įranga. Techninės priežiūros metu pirmiausia reikia pažiūrėti skysčio lygį bakelėje, taip. Tai bus apžiūros metu kurios dalinės, pilnos, kasdieninės, sezoninės, kaip jūs manote? Dalinės, kas porą keletą tūkstančių, tada reikia pažiūrėti priežiūros metu į daviklius esančius ratuose. Pagal sandarą, kaip kalbėjom, yra tie dantukai nebežymus, jie apsinešę rūdimis ir juos tenka išvalyti. Einantis į kaladėlės, į cilindrukus ir į plečiantis kaladėlės. Tai va šitas slėgis kaip tik reguliuojamas nuo tų impulsų dažnumu, kurį per visą elektroninį valdymo bloką ir gauna komanda. Gausėjant naujų ir naudotų automobilių kiekiui, didėja poreikis kvalifikuotų specialistų, galinčių diagnozuoti automobilių techninę būklę ir šalinti gedimus naujausią įrangą tiek didelėse automobilių transporto eksploatacijos, remonto ir techninės priežiūros įmonėse, tiek ir smulkiose, privačiose automobilių garažuose. Šiaulių valstybinė kolegija – vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių regione, rengianti šios krypties specialistus. Studijų programa skirta rengti dirbti meistrais, padalinių vadovais.